mūsų visų turėtų būti tikslas ne laimėti karą, jeigu mūsų užpuls, bet išvengti karą. O, absoliučiai. Vienintelis būdas, ir čia, kur mes nesutinkam su taiko šaukliais, aš žinau tačių žmonių daug, kurie nėra vatnikai, bet jie tiki, kad yra įmanoma išvengti karo diplomatiją ar kažko. Aš visada sakiau, kad didžiausi karo kurstytojai ir kaltininkai karo yra pacifistai, nes jie yra durniai, jie nesupranta, kad deterrence yra stipri kariuomenė atgraso nuo karo. Tai va, tuoj mes sutarsim. Taip. Vienintelis dalykas, kuris gali padėti Lietuvai išvengti karą, yra pakankamai stiprus pasiruošimas karui. Jeigu Rusija tikės, kad tai yra pakankamai pavojinga pulti Lietuvą. Ir tai yra įvairiais pjūviais, ne tik dėl to, kad mes patys kažkiek pasipriešinsim, dėl to, kad yra akivaizdu, buvo turbūt akivaizdu specialistams ir anksčiau, bet po Rusijos invazijos Ukrainoje tapo visiškai akivaizdu, aš manau, visiems, kurie akis turi, kad ginamos gali tikėtis būti tos šalis, kurios iš pradžių sugebės pasipriešinti. Ta prasme, iš pradžių Vašingtonas, Londonas, kas tik nori, pasižiūrės, o tu nepasidavėjai per pirmą parą. Ten yra dar ką ginti. Taip. Ir jeigu yra, tada gali tikėtis gynybos. Ir visi šitie veiksniai, ta prasme, Rusija irgi nėra bepročiai, jie mato tos dalykus. Šita lietuvėlė gali tikėtis pagalbos iš NATO šalių, jeigu jinai sugebės pasipriešinti. Vadinasi, jeigu jinai manom, kad nesugebės pasipriešinti, tada yra rizikų ją pulti. Jeigu mes manom, kad ji nesugebės pasipriešinti, tada nėra rizikų ją pulti. Okay. Iš esmės mes turim, ir aš manau, kad turim kelis metus paversti save Suomija. Labai geras, labai teisingai. Taip. Ir ne tam, kad kariautume, o kaip tik tam, kad išvengtume karą.